Girdi, bet kodėl tu nieko nenufilmuoji, taigi yra Škoda, yra idėja autobusiuk, Semkė, taigi žmonės irgi nori kažką pasižiūrėti. Tai kadangi žmonės nori irgi apžiūrėti automobilius, tai šiandien turim Škoda Octavia 1.6, 77 kW, dizeliukas, automatas, 2014 metų, 10 mėnesio ir keliaujam kartu apžiūrėti kėbulą. Tai turim Distroniką, turim Xenon žibintus, uždėtos naujas žieminės padangos, kėbulas gyvas, rudelių jokių nėra, salonas tvarkingas, išvalytas. Kėdė pristumta jau mažiems žmonėm, jeigu ne mažiem, tai teks atsistumti. Gale daug vietos, jokių dėmelių nėra. Turim parkus gale, yra bagažinės liftas. Ir pati bagažinė tikrai nemaža. Tai su pirkinukais taip grįžti iš karto. Paspaudi mygtuką, bagažinė atsidaro, pasaka. Šitą pusę nesiskir nuo anos, kadangi rudelių nėra, įlenkimų nėra, nubraižymų nėra. Sėdi lėki, o mes taip ir padarysim. Sėsim ir žiūrėsim, ką turim. Multifunkcinis vairas, 227 000 rida, automatiškai įsilenkiantis veidrodėliai. Turim 2 zonų klimato kontrolę, šildomas sėdynės, radijikę, automatas. Turim 2 raktelius, turim Webasto. Nu tai tokie tie pribambasai. Automobilio kaina 6600, galim suteikti lizingą, galim dėrėtis ir galim susimatyti Aišį 10 Šiauliuose. Tai taip ir padarom.